Okay. Tai matau jau, Alina yra pasiruošusi. Alina Petrulienė yra Kilo Health žmogiškųjų išteklių vadovė ir irgi daugiau nei 10 metų yra dirbanti su fintech įmonėmis ir startuoliais. Ir ji pasidalins apie tai, kad inovacijos neturi amžiaus, kaip patirtis gali tapti konkurenciniu pranašumu, o skirtingų kartų požiūrį kūrybiškumo šaltiniu. Alina, scena jūsų. Ačiū. Tai sveiki visi. Žinot, prieš lipant akimirką leidau savo šiek tiek sustoti, pastebėti auditoriją iš šono ir išanalizuoti, tai kokia čia šiandien auditorija susirinko, bet man paskelbus apie mane auditorija vėl pasikeitė, tai dabar bandau truputį apžvelgti ir susimastyti, kiek iš jūsų galėtų sudaryti komandas, kuriančias tikrąjį proveržį organizacijose. Matau, kad yra labai įvairi auditorija, bet ko gero dominuoja daugiau jaunesnės kartos atstovai, bet nepaisant to, esu įsitikinus, kad didžioji dalis iš jūsų pasižymite drąsa, idėjomis ir didelėmis ambicijomis. Kas tarsi savaime suponuoja išvadą, kad čia ko gero ir slypi tas tikrasis proveržis. Bet ar iš tikrųjų šių savybių užtenka tam proveržiui įvykti ir jį išlaikyti? Į šį klausimą ir bandysime šiandien atsakyti kartu, bet leiskite man prisistatyti dar kartą. Aš esu Alina, Kilo Health personalo vadovė. Dirbanti personalo srityje jau daugiau nei 10 metų, o pastaruosius 6 labai konkrečiai startuolių ir technologijų ekosistemoje. Per šį laikotarpį teko matyti labai skirtingų organizacijų. Stebėjau, kai vienos augo, keitėsi, kartais labai sparčiai, bet tas taip trokštamas proveržis taip ir neįvykdavo. Ir mačiau kitokias įmonės, kur dominavo stabilumas, tvarka, procesai, bet energija kažkodėl užgesdavo, o inovacijos neatsirasdavo. Tad man pačiai tapo labai asmeniškai įdomu ieškoti ir atrasti, kas tas tikrasis proveržio X faktorius. Todėl šiandien pasidalinsiu įžvalgomis atsiradusiomis iš mano realios patirties ir labai konkrečių Kilo Health organizacijos patirčių. Atsakysime į klausimą, tai kurgi slypi tas proveržis, kodėl net ir labiausiai ambicingos komandos suklumpa ir kodėl integruoti patirtį šiandien tampa ne privalumas, o strateginis pranašumas. Bet pradėkime šį pranešimą nuo kelionės atgal, kai Kilo Health tik ateidinėjo į ekosistemą. Kilo Health buvo unikalus startuolis. Niekas nepaneigs to, kad į rinką atėjo drąsiai, triukšmingai, kiek provokuojančiai, deklaruodami: mes esam ir norim būti kitokie. Dominavo energija vardu, mes galim viską. Ir iš tiesų, ta energija buvo tas sėkmės receptas, kuris atidarė neregėtas aukštumas. Idėjos generuodavosi kasdien, produktai būdavo paleisdami per savaitės, eksperimentų kiekis būdavo nesuskaičiuojamas. Organizacija taip sparčiai pradėjo augti, kad sėkmė apsvaigino. Mes atidarėme Amerikos rinką, atrakinome, gal taip įvardinsiu. Darbuotojų skaičius perkopė 800 ribą. Mes tapome antra greičiausiai auganti organizacija Europoje. Fenomenalus augimas. Ta akimirka atrodė, dabar tai mūsų niekas nesustabdys. O kas įvyko? Įvyko tai, kad organizacija susidūrė su lėtėjimu. Ir čia pasidarė labai akivaizdu ir teko pripažinti, kad tai, kas veikia iki šiol, neveikia. Kad energijos ir entuzijazmo tiesiog nebepakanka. Tad teko suprasti, kad reikia pokyčių.
o pokyčiai, kaip žinote, ne visada malonus. Velniškai skauda pripažinti, kad kažkur buvo padarytos klaidos. Bet čia sustojome, pareflektavome ir supratome tokį paradoksalų reiškinį, kad unikalumas, kuris vienijo visus įmonės darbuotojus ir patį požiūrį, kaip reikia vystyti verslą, tapo vienodumu. Tai reiškia, kad įmonėje nors ir dirba labai unikalios asmenybės, tačiau pakankamai vienodas. Ir tai tą proveržį sustabdė. Ir būtent tą akimirką mes atvirai pripažinome, kad organizacijai reikia patirties ir ekspertiškumo. Ir būtent tą akimirką prasidėjo tikroji Kilo Health transformacija. Ir ji prasidėjo nuo to, kad Kilo Health vairą perėmė naujasis vadovas Žygimantas, kurį ir matote nuotraukoje. Jisai prisijungęs, kaip pats vardino, rado nešlifuotą deimantą ir beribį potencialą, kurį labai reikėjo vėl užkurti. Bet prisijungęs jis kartu su savimi atsinešė labai sėkmingą ir solidžią 16 metų verslo vystymo ir vadovavimo patirtį. Kartu su juo pradėjo būti formuojama ir nauja įmonė vedančių vadovų komanda. Greta to pradėta samdyti kompetencijos kritiškai reikalingos verslui vystyti. Tapo prioritetas samdyti talentus ne tik generuojančius idėjas ar puikiai tinkančius ar atitinkančius kultūrinį identitetą, bet tuos, kurie geba idėjas realizuoti, o entuziazmą suvaldyti. Ir pamažu, kuomet susiformavo nauja vadovų komanda, atėjo patirtis, gimė nauja 3 metų verslo strategija. Ir mes kiek nurimom, supratom, kas mes esam ir kur mes norim nueiti, nes patikėkit, ir bendruomenė, kuri dirbo tome sąstingėje ir aklavietėje, pradėjo kvestionuoti, tai kas toliau? Tad ši strategija mums leido nurimti, susikaupti ir labai koncentruotai veikti kasdien. Ir tas strategijos buvo iškelti ir labai ambicingi, bet aiškus ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai tai strategijai įgyvendinti. Atsirado rizikų valdymas, veiklos matavimo rodikliai ir tvarūs sprendimai. Buvo akivaizdu, kad mes keičiamės ir ateinam į brandą. Šioje kelionėje ne tik verslas kaip organizacinis vienetas pasikeitė, bet įvyko virsmas ir bendruomenėje, kuri dirba šioje organizacijoje. Jeigu pačioje veiklos pradžioje dominavo jaunuoliai, kuriems buvo apie 20-20 kelis metus, šiai dienai organizacijos darbuotojų amžiaus vidurkis jau siekia 30 metų. Tad akivaizdu, kad ūgtelėjom. Ir šioje vietoje verslas vėl užsikūrė, verslas vėl pradėjo generuoti rezultatus, kurių mes norime. Ir, tarkyšiu šiek tiek atgal, ir atrodo, mes atrakinome vėl tą proveržį. Bet šalia to išsikėlėm naują uždavinį. Nes atsiradus verslo disciplinai tapo labai svarbu išlaikyti unikalų Kilo identitetą. Tad mums tapo svarbu subalansuoti kūrybinę laisvę su organizuotais rezultatais. Tad pradėjome kelti klausimą, kaip neprarasti nei energijos, nei krypties, o išnaudoti abu. Ir tai tikrai nėra lengvas uždavinys. Tad dabar pasidalinsiu keletą praktinių iniciatyvų, kaip mes pradėjome ir toliau integruojame patirtį organizacijoje. Tai visų pirma, ką jau minėjau prieš tai, mes labai aiškiai savo įvardinam,
kad esam atviri įvairoviai. Tai reiškia, kad pradėjome sąmoningai formuoti mišres komandas, kuriuose veikia skirtingų kartų, skirtingų patirčių darbuotojai. Tačiau suformavę tas mišres komandas mes jų nepaleidom savieigai. Mes labai aiškiai, strategiškai savo pasakėme, mes nežiūrėsime jas aukštai iš kalno, mes būsime šalia jų labai arti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tikrai reguliariai ir gan dažnai matuojame visų komandų pasitenkinimo ir įsitraukimo lygį, kas gan įprasta praktika organizacijose, bet mes ją labai dedikuojame konkrečiai į komandas. Kas leidžia mums identifikuoti, kurios komandos veikia sėkmingai, o kuriom reikia pagalbos. Ir tą pagalbą mes teikiame per savo people partnerius, kurie dedikuotai veikia su jam priskirtomis komandomis, su komandų vadovais, komandų nariais ir veikia ne tik kaip strateginiai partneriai, formuojant komandų struktūrą ir sudėtį, bet ir padeda formuoti subkultūrą toje komandoje. Kaip pavyzdys, praeitą ketvirtį, kuomet atlikome pasitenkinimo apklausą, identifikavome 4 komandas, kurios turėjo žemiausią pasitenkinimo lygmenį organizacijų. Akivaizdu, reikėjo kažką dėl to daryti, atsirado veiksmų planas, pakalbėta individualiai su kiekvienu darbuotoju, įvertinom pagrindinės vietas, kurias reikia keisti. Ir people partneriai labai dedikuotai visą ketvirtį dirba su tomis komandomis. Kaip tik prieš porą savaičių uždarėme 3 ketvirčio apklausos rezultatus ir tie rezultatai net mane pačią, tiesą sakant, labai nustebino. Tose komandose per ketvirtį pasitenkinimo rodikliai pakilo 2, o kai kuriuose net 3 kartus. Tad akivaizdus strateginis pasirinkimas būti arti komandose veikia. Na, bet dar kitas elementas, kuris tikrai mūsų praktikoje pasiteisino, tai yra saugi erdvė bendradarbiavimui. Ką tai reiškia? Čia nekalbu apie tas įprastas individualias komandinės sesijos, kuomet yra keliami tikslai, generuojamos naujos idėjos ar sprendžiama kažkokia problematika. Kalbu apie išvažiuojamąsias, patyriminės, komandinės sesijas, kurias veda komandų fasilitatoriai ar komandinio darbo mentoriai. Tai yra laikas skirtas komandai, kada atsitraukiama nuo įprastų kasdienių darbų, izoliuojamasi nuo kasdienių trigerių, žinučių, laiškų, skambučių, susitikimų ir problemų sprendimų ir fokusuotais neriama į gilį. Ir bandome įgalinti tą slypinti potencialą komandos viduje. Ir tos sesijos, patikėkit, nėra labai lengvos ir patogios, nes keliami giluminiai ir sudėtingi klausimai ir po tų kelių išvažiuojamųjų dienų komandos grįžta kitokios. Akys žiba, yra tikėjimas, vieni kitus geriau pažįsta, pripažįsta skirtumus, pripažįsta vieni kitų stiprybės, o galiausiai pradeda pasitikėti vieni kitais. Tad iš čia žinutė ta, kad jeigu yra galimybė komandoms atsitraukti nuo darbų, tą privaloma padaryti, nes čia vyksta magija. Na ir dar viena unikali Kilo Health iniciatyva skirta darbuotojams yra mūsų socialiniai klubai. Jau 3 sezoną sėkmingai veikiantis ir tikėtina dar veiks, nes susidomėjimas kas sezoną didėja. Tai yra erdvė skirtingų komandų, skirtingų patirčių, skirtingų kartų bendradarbiams leisti laiką kartu per juos jungiančius bendrus pomėgius. Ir čia noriu pasidalinti keletą akimirkų būtent iš tų socialinių klubų, kur labai gražiai yra iliustruojama, kad laikas kartu po darbo yra vienodai vertingas kaip ir darbas kasdien.
Kviečiu pasižiūrėti. Na ir visame tame labai yra svarbu išlaikyti aiškią kryptį. Puoselėti ne tik patirtį ar tik idėjas, bet vertinti tai, ką jie kartu abu gali nuveikti. Ir čia, kada organizacija pradėjo įdieginėti visą verslo transformaciją, pradėjome efektyvinti vidaus procesus, tapo labai svarbu atrasti naują filosofiją, kaip mes veikiame kartu. Ir supratome, kad iš tikrųjų didysis pokytis ir tikrasis proveržis prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Todėl mes suformavome ir įsigryninome naują vertybinį ir veikimo principų kompasą, kuris mums primena, kad mes esam kiekvienas atsakingi už save. Mes kaip organizacija įsipareigojame kurti erdvę, kur darbuotojai gali tapti geriausiais ir pasiekti savo asmeninį proveržį, bet kartu įgaliname kiekvieną gale dienos būti pačiam atsakingu už savo veiklos rezultatus, pačiam valdyti savo karjerą ir pačiam kurti savo vertę ir atlygio vertę organizacijoje. Čia galit proveržį daryti kiekvienas. Jauni specialistai gali padaryti savo pirmą karjeros stiprų ir ryškų proveržį, patyrę talentai gali daryti proveržį formuodami įmonės ateitį. Tad finale, kai mes apjungėme tuos kelis praktinius elementus ir įsigryninome naują veiklos filosofiją, mes sukūrėm sinergiją, tą slaptą ingredientą proveržiui įvykti. Dėka turėtos kelionės, išmoktų pamokų, drąsos ir ryžto keisti kardinaliai dalykus ir įsileisti įvairovę, mes tapome tuo, kas šiandien esame. Ir galime drąsiai minėti ir kalbėti apie naują veiklos etapą, su kuriuo ir kviečiu susipažinti. Labai man patinka šitas video, iškalbingiau už 1000 žodžių. Tad pranešimą finalizuojantį žinutę. Proveržiui įvykti mes esam reikalingi visi, su savo skirtumais ir unikalumu. Bet paklauskite savęs patys, ar esate pakankamai drąsūs veikti komandose, kuriuose drąsa ir patirtis nėra konkurentai. Ir ar pasiryžę patys prisimti atsakomybę už savo proveržį. Ačiū Jums labai. Linkiu įdomių likusių pranešimų ir gero laiko čia. Dėkui.
Ačiū labai, toks labai tediškas pranešimas. Tai būtinai ateikite tiek pas Aliną, tiek pas jos komandą. Jų standas labai ryškiai matosi. Dėl laiko stokos klausimų neužduodam, bet ačiū labai. Ačiū. Dovanėlės laukia jūsų. Ir dabar pristatysime kitą pranešimą ir jame bus du žmonės, kurie dalinsis savo patirtimi. Ir kol čia vyksta didžioji paukščių migracija, palauksime dar, kol kiti žmonės irgi galės užeiti. Kai aš pamačiau, kad šita organizacija skaito pranešimą ir turi savo standą, aš maloniai nusišypsojau, nes tai yra viena iš mano buvusių darbdavių. Transcome esu pradirbęs per 3 kartus 6 metus. Ir tai buvo mano pati pradžia irgi personalo, būtent personale. Tai gal dar lukterkim šiek tiek, nes tikrai matau, kad migracijos yra. Tai kaip nuotaika šiaip? Gal norite kas nors pasisakyti, be mikrofono, bet tiesiog kokie yra įspūdžiai, nes tikrai daug visko tenka šiandien išklausyti, matyti. Gerai, gal padarom taip, bus lengviau padaryti. Žiūrėk, iškelkite ranką taip. Pabandykite tą padaryti, ne? Ir dabar ką mes darysim, kad čia yra, sakykime, 10 balų, čia yra 0 balų, ne? Vat kaip jūs dabar jaučiatės? Tai pradedam nuo to, kad, netingėkit, jau pietų seniai praėjo. Ok, ir dabar, jeigu jums, vaibas yra, viskas gerai, patinka, lieka čia, o jeigu kažkas, tada jau leidžia tą rankytę. Ir tiesiog žiūrim, 3, 2, 1, kur mes esam? Žiūrėkit, ok, viskas neblogai. Tai gerai, tai matau, kad dar gerai. Gal tada aš tiesiog pristatau ir pakviesiu būtent žmonės į sceną. Tai kaip ir minėjau, organizacija yra Transcome ir Greta Baltronaitė yra pardavimų ir vyresnioji skyriaus vadovė. Erika Ivanauskaitė yra produkto vadovė. Ir jos pasidalins, kaip technologijos padeda kurti tikrą ryšį tarp žmonių, nepaisant kalbos barjerų. Tai kviečiu į sceną ir labai garsiai paplokite. Jos beprotiškai jaudinasi, bet linkiu gero pranešimo. Tai sveiki visi ir norėtume pradėti savo pranešimą nuo paprasto klausimo. Ar kada nors jautėtės pasimetę, pasiklydę? Ne dėl to, kad nežinojote kelio, bet dėl to, kad nežinojote, kaip to paklausti. Ir šis dalykas, šis nežinojimas paklausti, neišdrįsimas paklausti, natūralu, kad tai sukelia stresą. Man tokia situacija įvyko Ispanijoje nepreseniausiai. Atvykusi į Ispaniją po varginančios ganėtinai kelionės, galutinis tikslas buvo pasiekti viešbutį ir pailsėti. Vos tik tai išėjusi iš oro uosto, įsikviečiau taksi. Po kelių minučių mano telefonas jau užsidegė, kad taksi atvyko į vietą. Bet aš, stovėdama minioje, nei mašinos modelio, nei tos numerio niekur aplink save nemačiau. Ir žinoma, kad vienintelė situacija ir išeitis buvo susisiekti su vairuotoju. Ta aš ir padariau. Savo telefono ekrane surinkau numerį ir kas atsitiko? Aš iš karto atsimušiau į kalbos sieną. Nors lėtai ir aiškiai bandžiau paklausti vairuotojo, kur man reikėtų ateiti, vienintelis atsakymas, kurio sulaukiau, buvo ispanų kalba. Natūralu, kad ispaniškai, kad ir norėčiau, dėja aš nekalbu. Ir po 20 minučių aiškinimuose ir kovos su kalbos barjerais, pagaliausiai man pavyko rasti vairuotoją, vadovaujantis programėlės nurodymais. Ir ši istorija man puikiai parodo, kad tokios situacijos sukelia stresą, nerimą. Ir šiandieną mūsų tikslas yra papasakoti jums apie technologiją, kuri sugriaušia sienas. Turbūt ne kartą esate girdėję, kad šiuolaikinė TikTok karta, kuri iš rankų niekuomet nepaleidžia savo išmaniųjų telefonų, bendrauja tik per emodžius, trumposius pranešimus ar elektroninį paštą. Atrodo, kad rašytinė komunikacija užvaldo pasaulį. Tačiau ar tikrai? Naujausi McKinsey tyrimai rodo visai kitokią tendenciją, kuri yra tiesiogiai susijusi su mūsų emocinė sveikata. Ir šis tyrimas veda mus tiesiai prie realiojo laiko vertimo naudos.
Pažiūrėkite į šią statistiką. 71% Gen Z kartos atstovų teigia, kad telefoninis skambutis yra greičiausias ir patikimiausias būdas spręsti klientų aptarnavimo problemą. Tai yra karta, kuri užaugo su chatbotais, Instagramo DM'ais, tačiau kritiniu momentu jie vis tiek renkasi telefono skambutį. Kodėl? Tikrai ne dėl to, kad mylėtų telefono ragelį. Jie renkasi telefono skambutį, nes jiem reikia greičio, aiškumo, na ir svarbiausia, emocinio ryšio. Rašytinis tekstas yra šaltas. Jame nėra tono, niuansų, nuoširdaus išklausimo ar užuojautos. Kai mes bendraujame raštu, dažnai susidurėme su stresu. Ar mane teisingai suprato? Ar jis tikrai yra piktas? Ar aš galėčiau savo problemą paaiškinti kitaip, bet man tiesiog trūksta žodžių. Štai čia ir įvyksta komunikacijos lūžis. Mes nekenčiame rašyti, nes tai kuria emocinę izoliaciją, nerimą. Mes norime gyvo balso, nes tai akimirksniu mums sukuria pasitikėjimą. Mes galime labai lengvai pajusti, kad esame išgirsti. O dabar įsivaizduokite. Tie 71% jaunų žmonių, kurie renkasi skambutį, ar ne? Tačiau kas įvyksta, jei tas skambutis vyksta per kalbos barjerą? Visa nauda, kurią sukuria gyvas pokalbis, tiesiog išnyksta. Greitį pakeičia baimę suklysti, o aiškumą nuolatinė įtampa. Štai čia ir ateina mūsų realaus laiko vertimo įrankis. Su šia technologija mes stengiamės sukurti tiltą. Tiltą tarp kultūrų, tarp emocijų, grąžinti žmonėms galimybę jaustis saugiai bendraudami su savo pašnekovu ir nesvarbu, kokią kalbą jis kalba. Taip pat, naudodami šį įrankį, mes geriname didiname darbuotojų gerovę, mažiname jų stresą ir kuriame emocinę gerovę tarptautinėse komandose. Ir žinome, kad šiandieną mes visi čia susirinkome pakalbėti ne tik apie technologiją. Mes susirinkome pakalbėti apie mūsų psichinę sveikatą ir ryšio kūrimą. Bet leiskite man jūsų paklausti, kada paskutinį kartą jautėte nenumaldomą nerimą? Ir čia aš jums pateiksiu trumpą taip pat atsakymą. Ir nekalbu apie pristatymą, aš kaip dabar matote, ir balsas dreba, ir rankos dreba, ir kojos dreba. Kalbu apie paprastą bendravimą jūsų kasdieninėme gyvenime. Šiandieną mes norime papasakoti apie barjerą, kuris mums gali atrodyti ganėtinai paprastas. Tai yra kalbos barjeras, bet kuris yra vienas didžiausių tyliojo streso šaltinių mūsų asmeninėme gyvenime. Ir įsivaizduokite, jūs vykstate atostogauti į užsienį, galbūt keičiate darbovietę, emigruojate ir kalbate su naujais žmonėmis. Vienintelis dalykas, ką jūs tuo metu galvosite, tai yra gramatika, kaip ištarti žodį taisyklingai, nepasimesti. Ir tai yra smegenų apkrova. Mūsų smegenys yra užsiėmusios vertimu, o ne žmogumi, kuris tuo metu stovi priešais mus. Mes negalime skirti dėmesio tonui, kūno kalbai ar empatijai. Esame per daug susirūpinę ar ištarsime žodį teisingai. Ir ši smegenų apkrova mus veda prie izoliacijos. Jei man yra sunku kalbėti, natūralu, kad aš pasirenku tylėti. Aš nekviečiu kaimynų kavos, nebandau užmegzti naujų ryšių, galbūt autobuse, galbūt kažkur bare, ir neįsitraukiu į diskusijas su naujos darbovietės kolegomis. Ir šis pasirinkimas tuo metu jums gali atrodyti absoliučiai natūralus ir geriausias sprendimas, kokį tik tai galėjote priimti. Bet ilgalainiui tai sukels vienatvę, izoliaciją, o žinoma, natūraliai tai kenkia ir mūsų psichiniai sveikatai. Mes tampame atskirti, nes negalime parodyti savo autentiškos asmenybės. Kiek kartų norėjote pajokauti, būti nuoširdus, parodyti iš tikrųjų savo tikrąjį charakterį. Bet vienintelis dalykas, ką tuo metu galvojate, tai kaip ištarti žodžius teisingai. Ir čia atsiranda technologija.
Realaus laiko vertimas asmeniniuose santykiuose neturėtų pakeisti ryšio kūrimo, bet tai gali tapti tiltu į autentišką bendravimą. Kai mes naudojame šią technologiją palengvinti vieni kitų gyvenimą, mes jaučiamės išlaisvinti. Kai mums nebereikia bandyti iššifruoti kiekvieno žodžio, ar ne, kalbant su kitu žmogumi, mes jaučiamės daug laisviau. Kai techninę kalbos dalį sutvarko technologija, mes galime koncentruotis į patį svarbiausią dalyką. Tai buvimą čia ir dabar. Mes galime tiesiog klausytis, galime žiūrėti savo pašnekovų į akis, nebijodami, kad praleisim kelis žodžius ir nesuprasime viso pokalbio esmės. Ir galiausiai mes galime rodyti empatiją, nes tiesiog nebelieka baimės, kad mes liksime nesuprasti. Ir dabar kviečiu pažiūrėti į vieną pavyzdį. Šiame pavyzdyje klientas, šiuo atveju švedakalbis klientas, kreipiasi į mus ieškodamas informacijos apie prekės likutį. Vertimo įrankis tekstą išverčia tiesiogiai, tiksliai, bet šaltai. I need to find the stock status of a product, but I don't know how. Atsakymas lygiai toks pat šaltas ir formalus. You can check the stock status on the site. Ar šis vertimas yra tikslus? Taip, jis yra tikslus. Ar jis įsprendė kliento problemą? Iš dalies įsprendė. Tačiau ar jis prisidėjo prie puikios kliento patirties kūrimo? Na, greičiausiai ne. Ir kodėl taip yra? Nes čia trūksta žmogiškojo bendravimo. Tai yra vertimas, tai nėra kokybiškas pokalbis. Klientas gauna formalų atsakymą maždaug kur ieškoti informacijos, bet galiausiai kliento jausmai po šio pokalbio, na, tikriausiai nusivylimas. Taip klientas ir išeina, jausdamasis prastai. Ir mano kolegė pateikė jums vieną iš 2 pavyzdžių, ką galite matyti šioje skaidrėje. Dabar į šią situaciją pažvelkime šiek tiek kitaip. Nes, kaip ir žinome, pirmajam pavyzdyje atsakymas buvo formalus ir sausas. Antramajame pavyzdyje mes matome patiktą alternatyvą. Vertimo įrankis yra panaudotas daug lanksčiau. Žinoma taip, kliento klausimas yra išverčiamas identiškai, nes žinome, kad vertimo tikslumas yra svarbiausias. Tačiau atsakymas, kuris yra pateiktas klientui, jau atrodo kitaip. Darbuotojas panaudoja tokias frazes, kaip Hi there, thanks for reaching out. If you have any questions, feel free to reach out to me or my colleagues. Ir štai čia įvyksta magija. Šie žodžiai parodo empatiją, priežiūrą ir norą padėti klientui. Ir kuo šis atvejis skiriasi, paklausite manęs. Darbuotojas panaudojo vertimo įrankį ne kaip automatinę mašiną, bet kaip priemonę sukurtą gerinti ryšį. Jis išlaikė savo profesinį toną, tačiau pridėjo ir žmogiškąjį elementą. Ir čia slypi esminė mintis. Vertimo kokybė yra svarbu, tačiau bendravimo kokybė yra viso ko pagrindas. Mes galime turėti pačias geriausias technologijas, bet jei darbuotojas nėra apmokytas bendrauti su klientu atjaučiamai ir empatiškai, tikslumas neturės didelės prasmės. Ir mūsų technologija, svarbu paminėti, kad jinai nėra sukurta pakeisti žmogų. Jis sukurta tam, kad išlaisvintų geriausias žmogaus savybės, kaip empatija ir norą padėti. Ir šis pavyzdys iliustruoja dar vieną labai svarbų dalyką. Tai yra darbuotojo gerovė. Kai mes darbuotojai sutikėme priemones, kurios leidžia savo kasdienį darbą arba problemų sprendimą atlikti greičiau ir efektyviau, streso lygis natūraliai mažėja, o pasitenkinimas darbo auga. Technologija griauna kalbos barjerus. Taip, bet tik žmonės kuria ryšį. Ir būtent su šiuo realaus laiko vertimo įrankiu mes kuriame geriausią patirtį ne tik savo klientams, bet ir savo darbuotojams. Viena iš pagrindinių temų, šiandien yra psichologinė sveikata. Taigi pakalbėkime apie tai, kaip technologijos gali pagerinti mūsų darbuotojų emocinę sveikatą ir gerovę. Mes visi jaučiame stresą. Ypač, kai susidurime su komunikacijos barjerais.
kalbos neišmanimas, baimė suklysti, tai yra reali našta, kurie eikvoja mūsų emocinius resursus. Realaus laiko vertimo įrankis tai nėra tiesiog palengvinimas, tai yra lyg investicija į mūsų darbuotojų emocinę ramybę. Tai kaip šis įrankis gali padėti darbuotojams? Tai pirmiausia, streso mažinimas ir savivertės kėlimas. Kai įrankis pasirūpina techninę kalbos dalimi, darbuotojas gali fokusuotis į savo profesinę kompetenciją arba problemų sprendimą. Taip, jis neeikvoja savo emocinių resursų tai techniniai daliai, kalbos daliai, vertimui. Jis gali visą fokusą skirti būtent klientui, jo problemų sprendimui. Antras būdas, kaip tas padeda, tai yra tobulėjimas be perdegimo. Vėlgi, mes nuo darbuotojo nuimam didžiulę naštą, atrodyti nekompetitingai dėl savo kalbos žinių. Tuo metu darbuotojas gali visą savo dėmesį sutelkti į įgūdžius, į įgūdžių tobulinimą ir taip mes kuriame ilgametę darbuotojų gerovę. Ir žinoma, trečia, tai yra empatijos stiprinimas. Gebėjimas ramiai peržvelgti situaciją ir įvertinti dialogą. Taip pat, žinoma, suprantame, kad darbuotojas jaučiasi daug užtikrinčiau, nes žino, kad kalbos karjerai tiesiog daugiau nebeegzistuoja. Ir kalbame šiuo atveju ne tik apie vieną darbuotoją, bet kalbame apskritai apie visą komandą. Ir rezultatas šiuo atveju yra akivaizdus. Mažesnė įtampa darbe, didesnis pasitikėjimas savo galimybėmis ir geresnė darbo kokybė. Tai yra tikrasis darbuotojų pasitenkinimo ir ilgalaikės sėkmės kelias. Ir jeigu mes ką tik aptarėme vieną medalio pusę, dabar pažvelkime į kitą. Tai yra į kliento emocinę gerovę. Klientų patirtis, suprantame, kad yra mūsų veiklos pagrindas. Kaip klientas jaučiasi bendraudamas su mumis? Ar mes tikrai išsprendėme kliento problemą, ar tik tai pradėjome dialogą? Ir žinoma, galime pasakyti, kad kalbos barjeras yra lygus stresui ir neišspręstai problemai. Ši lygtis yra žiauri, bet tikra. Kai klientas negali išreikšti savo rūpesčio ar problemos jam patogia kalba, jis turi nuolat kartoti, ieškoti tinkamų žodžių, o problemos sprendimas yra atidedamas. Dėl kalbos skirtumų prarandami esminiai niuansai. Klientas jaučiasi, kad jo situacija nėra suprasta, nėra išgirsta, o tai natūraliai nukelia ir pačios problemos sprendimą. Tradicinėje komunikacijoje mūsų tikslas dažnai būna išversti, bet jis turėtų būti daug gilesnis. Realaus laiko vertimo įrankis keičia šią paradigmą, perkeldamas fokusą iš kairės pusės į dešinę. Tu turi jaustis išgirstas, o ne išverstas. Ir tai yra kertinis posūkis. Tai kaipgi šis įrankis padeda mūsų klientų emociniai geroviai? Tai pirmiausia, naudojant šį įrankį, jie gali gauti greitą ir tikslų atsakymą. Vertimas vyksta realiu laiku ir yra pakankamai tikslus, kad suvaldytų painiavą, kuri gali vykti telefoninio pokalbio metu. Klientas nesijaučia, lyg bendrautų per kažkokį tarpininką ir gali efektyviai ir greitai gauti sprendimą į savo problemą, kas dažniausiai ir yra visas pagrindas, dėl ko klientai gali būti nepatenkinti. Kitas aspektas yra kliento emocinė ramybė. Kai žmonės kalba savo gimtąją kalbą arba kalbą, kurią išmano geriausiai, jie jaučiasi saugiai ir ramiai. Jie gali aiškiai ir nuoširdžiai reikšti savo mintis. O mums tai padeda siųsti žinutę. Tavo kalba nėra problema, bet tavo problema yra mūsų prioritetas. Taip pat šis įrankis padeda išlaikyti klientų lojalumą, juk išklausytas klientas yra lojalus klientas. Ir tik tikrai išgirsti klientai fokusuojasi ne tik į problemos sprendimą, bet jiems lygiai taip pat svarbu yra kokybiška patirtis. Taigi, sujungę šias dvi skaidres, praėjusią ir šią, mes matome pilną vaizdą. Naudojant šį įrankį, mes palengviname darbą savo darbuotojams, kasdienės atsakomybės, ir jie tiesiog įgauna daugiau pasitikėjimo savimi.
Pasitikite savimi darbuotojas tą ramybę atsineša į pokalbį su klientu. Taip jis sukuria gerą atmosferą ne tik savo, bet ir klientui. Ir mes šiandien labai daug kalbam apie ryšį ir būtent taip ryšys yra kuriamas. Tai ką mano kolegė jau ir paminėjo, kad šiandienos diskusijos pagrindas ir yra ryšio kūrimas. O žinome, kad kalba yra galingiausias įrankis ryšį kurti. Tačiau kaip man įvyko Ispanijoje, jeigu dar prisimena tą istoriją, kurią pasakojame mūsų diskusijos pradžioje, tai taip pat gali sukelti stresą, nerimą ir nepasitikėjimą savimi. Mes aptarėme, kaip realaus laiko vertimas griauna šias sienas. Gerina emocinę gerovę per 2 esminius aspektus. Tai pirmasis aspektas yra darbuotojo gerovė. Mes matėme, kaip darbuotojas atgauna savo savivertę ir ramybę. Vietoj to, kad įkvotų energiją kalbos barjerams, jis visą dėmesį gali skirti į profesionalumą ir empatiją. Ir žinoma, kliento gerovė. Pavertėme lygti kalbos barjeras lygų stresas. Į principą, tu turi jaustis išgirstas, o ne išverstas. Išsaugodami kliento emocinę gerovę, mes teikiame jiems profesionalią pagalbą. Bet dabar svarbu įvardinti ir paminėti, kad ši technologija nėra pakaitalas. Tai yra pagalba. Ir prisiminkime šiek tiek mūsų švedakalbį klientą, kuris kreipėsi į mus. Vertimas, kurį atliko dirbtinis intelektas, buvo tikslus, tačiau tai yra tiesiog kiekybė. Vertimas buvo tikslus ir geras, tačiau jis nesukūrė ryšio tarp kliento ir mūsų darbuotojo. Kokybę atsineša ir sukuria žmogus. Darbuotojo panaudojamas frazės tokios kaip sveiki, ačiū, kad kreipėtės, jei turėsite klausimų, kreipkitės vėl. Tai yra empatijos ir iniciatyvos momentai. Šis įrankis realaus laiko vertimas palieka būtent šitą vietą žmogiškui indėliui. Taip sukurdamas tiesiog terpę darbuotojams kurti ryšį. Mūsų tikslas yra sujungti technologinį tikslumą su žmogaus širdimi. Technologija neturėtų būti siena, kuris stabdo mus nuo žmogiškojo bendravimo. Tai turėtų būti tiltas. Juk mes esam žmonės, mums reikia bendravimo. Todėl realaus laiko vertimo įrankis yra kvietimas atkurti žmogiškąjį bendravimą ir pamiršti technologinius trikdžius. Taigi pradėkime statyti tiltus. Ne rytoj, o čia ir dabar. Ačiū labai už dėmesį. Nu, klausykit, pavyko. Tai žiūrėkit, toks, aš nežinau, čia visi transkomiečiai sėdė, kad tokias ovacijas. Labai daug transkomiečių, ačiū. Gerai, galiu dabar pasipaslapti, kad tai buvo pirmas kartas, kai skaitytas buvo pranešimas viešai. Tai čia yra didžiausia baimė žmonėms, ta prasme, tai tikrai ačiū Jums labai. Pažiūrėkim, ar yra klausimų, gal jeigu turit klausimų, pakelkit ranką. Turime mikrofonus, tai mes turime klausimą toj pusėje. Dar pakelkit ranką. Va, labai gerai. Čia jungta. Ačiū. Aš galbūt kažką praklausiau, bet labai įdomu, tai kaip veikia tas vertimas? Žodžiu, raštu, kaip? Ir žodžiu, ir raštu. Būtent šiandien, į ką mes fokusavomės, tai tą gyvo balso komunikaciją. Tai tas realaus laiko vertimas ir realiu laiku verčia, įsivaizduokite, kad mes abi kalbamės ir, tarkim, aš kalbu švedų kalbą, jūs kalbate angliškai, ne? Tai jūs girdėsite mane angliškai, aš girdėsiu jūs švediškai. Tai mes, ką šiandien fokusavomės, tai yra būtent balsas. Aišku, yra ir rašytinė komunikacija gali būti traukta, bet... Supratau, ačiū. Ačiū labai. Ar dar, matau per vidurį, gal tada čia iš priekio paduokim mikrofoną ir nusiūsim. Ar yra dar kas nors? Yra, ten vaikinas. Matau, bet ar... Du, gerai, tai per čia mikrofoną paduokim, bus greičiau, jeigu galit perduoti mikrofoną. Tai ačiū Jums už pranešimą ir kad kuriate dirbtinės technologijas Lietuvoje. Mano klausimas bus susijęs su tavo studija, kur buvo atliktas, kur 70% Gen Z renkasi skambinti vietoj to, kad chatinti. Tai ką Jūs galvojate apie tai, kad galbūt jie renkasi skambinti, nes pirmiausia, jie susiduria su automatiniu ChatGPT wrapperiu ir žmogus, paprastai greičiau jiems sprendžia problemą. Tai kokia Jūsų nuomonė apie tai? Jau gerai supratau klausimą. Tai taip, iš tikrųjų
viena iš priežasčių, kodėl žmonės renkasi gyvą bendravimą, gali būti būtent ta, kurią aš irgi minėjau, kad mes pripratę prie chatbotų, kurie nelabai mums padeda kartais, ar ne, jeigu jie yra ne tie pokalbiams sukurti, o tie kažkokie tai, ar ne, nežinau, paspausk taip, ne, kur nori nukeliauti. Taip, tai gali būti viena iš priežasčių, bet visgi dauguma tyrimų, ir aš kaip tik vakar taip pat LinkedIne mačiau panašų tyrimą, kad visgi daugiau atsisuka vis tiek į balsą. Ir vienintelis argumentas tam, didžiausias argumentas, gal ne vienintelis, kurį radau, tai būtent yra tai, kad žmonės nori kalbėti su žmogum. Ir iš tikrųjų užvakar pati sudūrus tą pačią situaciją, kai užsiknisau su chatbotu. Ir nors pati esu tos kartos atstovė, kur labiau gal ir mėgsta tą rašytinę komunikaciją, ieškojau telefono numerio, nes žinau, kad žmogus padarys greičiau. Tai manau, kad tas greitis labai labai daug ką duoda. Ir jeigu nekokybiškai yra sukurta sistema rašytiniam bendravimui, tai tik tai dar labiau mus stumia į balsą. Ačiū labai, žinau, kad buvo dar vienas klausimas. Tai ateikite į Transcomo standą. Labai laukiu. Komanda tikrai galės aptarti. Ačiū Jums labai. Dovanėlės laukia Jūsų. Tai klausykit, atėjo paskutinis pranešimas, tai dabar nesistokit vis ir neišeikit, nes dar vienas žmogus kaip tik stovi prie durų ir kaip pranešėjai turbūt nėra nieko blogiau, kai tu matai, kad prieš tau lipant į sceną visi atsistoja ir išeina. Tai gerai, žiūrim, kas čia vyksta, ar yra kas ateina, tuoj manau, kad susikeitimas vis tiek natūraliai įvyks. Vanduo neimkit, čia ne jums, čia yra pranešėjams. Labai juokingas tos situacijos. Gerai, tai gal tada aš tiesiog pakviesiu ir mes galime ant scenos pasikalbėti. Tai Gurupai, taipogi yra standas, mačiau ir ne vieną komandos žmogų, tai Rūta Katilauskaitė. Tai Rūta, galim per tą laiką gal pasikalbėti, tai papasako, ką tu veiki organizacijoje. Aš esu žmogiškųjų išteklių vadovė Gurupai, labai mažiukai. Labai grubiai. Labai grubiai. Esam labai mažiukai, bet mano patirtis šiaip yra 6 metai žmogiškosiuose ištekliuose. Super. Ir apie ką pranešimas? Pranešimas yra apie grįžtamąjį ryšį, apie ką mes šiandien ir šnekam labai daug, bet gal truputėlį kontekstas ir backgroundas mano tai yra arkliukas, tai yra kas mane labai veža ir man tai smagu daryti, gvildenti konceptus, padėti ir kitiem perprasti ir kaip atrakinti tai, bet šiandien yra truputėlį kitokia prezentacija negu įprastai, tai aš daugiau jaudinuosi ne dėl to, ką turiu pasakyti, o dėl to, ar aš tikrai atstovausiu savo komandą taip, kaip jie tikisi iš manęs šiandien. Manau, kad viskas bus fantastiškai, tai scena tavo. Tai sveiki visi. Kaip ir minėjau, čia yra truputėlį nestandartinė galbūt situacija, nes mano daugiau gal backgroundas yra vedant mokymus, kaip įgyvendinti feedbacką, kaip pritaikyti tam tikrą konceptą ar kaip tai turėtų paveikti procesus. Šiandien aš noriu pakalbėti apie kitą kampą. Aš noriu pakalbėti, kaip mes grįžtamą į ryšį iš tikrųjų turėtume vykdyti darbe. Ir geriausiu atveju aš tikiuosi, kad bent pakeisiu jūsų požiūrį arba bent jau įmesiu abejonių, kaip jis turėtų galbūt formuotis toliau. O blogiausiu atveju aš susipyksiu turbūt su keliais HR-ais. Tai norėčiau pradėti gal nuo klausimo. Pakelkit rankas, kas esat darbe ištarę šitą sakinį. Ok. Šiaip nemažai. Ne, dar palikit rankas, man labai įdomu. Palikit rankas labai aukštai ir dabar palikit rankas tie, kurie yra pasakę šitą sakinį, nors jo visiškai neturėjo omeny, bet jį pasakė, nežinojo, kad reikia jį pasakyti. Ok, rankų liko. Tai gerai, aš gal patvarkysiu šitą žinutę, nes jinai nelabai atspindi emocijos, kuri buvo tuo metu, ar ne? Jinai gal realesnė buvo tokia. O matot, teisybė yra tokia, kad mes esam kitokie žmonės, negu esam tokie, kokie būnam darbe. Darbdavys turi mums tam tikrus lūkesčius, koks jisai nori, kad mes būtume. Jis nori, kad mes būtume efektyvūs, orientuoti į darbą, rezultatą. Prašau, kuo daugiau darbo, kuo mažiau piktumų su kolegomis, išsiaiškinkit greičiau ir labai prašau savarankiškai, kad nereikėtų vadovų ir HR-ų. Ir tas lūkestis, jisai pas mus kartais net ne visada būna komunikuojamas darbdavio, tačiau mes jį jaučiam viduje. Mes žinom, kad mūsų darbdavys nenori, kad mes būtume nepatogus. Bet mes esam žmonės, mes esam nepatogus, mes esam skirtingi ir turbūt, kas yra svarbiausia, mes klystam. Ir kai būna šitie momentai,
Net jeigu ir atmetam darbinius dalykus, gal tiesiog buvo bloga nuotaika iš namų atsinešta. Mes turim situacijas, kada mes gaunam grįžtamą į ryšį, kuris buvo nelauktas ir nelaukiamas ir nereikalingas. Ir rezultate mes užvakuojam savo tikrą emociją, neeskaluojam apie tą, ką kalbėjom ir mes pasakom, ačiū už feedback. Tačiau, laikui bėgant, situacija vakuojant ir vis ruošiantis žiemai su tais stiklainiais, mes atsiduriam čia. Ir mes žinom šitą veidą, nors yra 3 smailai, mes žinom tą kolegą, kuris jau turi šitą negyvą šypseną ir sako, ačiū tau už feedbacką. Realybė yra tokia, kad labai daug procesų atsiduria šitame etape. Iš pradžių įmonės labai džiaugiasi, kad įsivedė kažkokią operaciją, kažkokią peržiūrą, feedbacko rinkimus. Ir viskas su tuo yra gerai. Aš nenoriu šitos vietos keisti ar neigti. Aš gal daugiau referuoju į tai, kai komanda pradeda džiaugtis, kad jų rezultatai kyla, koks feedbackas yra fainas. Ir tada tu pamatai, kad pavyzdžiui 50 žmonių komanda visa yra supylusi 10 iš 10 atsakymus. Tai HR-as, kuris daro šitą apklausą, jeigu yra tikras HR-as, kuriam rūpi žmonės, jis atpažins labai paprastą dalyką, kad tai nėra netikri balsai ir netikri rezultatai. Ir aš manau, kad esam irgi buvę situacijose, ypač rezonuoju su mano HR kolegomis, kai tu nueini pasikalbėti su tai žmonėmis, ar ne? Ir paklausiu, kodėl viskas yra 10 iš 10. Iš tikrųjų, nei ten 10, nei jam rūpi, jie tiesiog pasidavė. Ir va čia yra situacija, kada feedbackas neveikia. Todėl aš noriu pasikalbėti apie tai, kaip grįžtamasis ryšys turėtų iš tikrųjų sąveikauti, nes tas pasakymas, kad grįžtamasis ryšys daro žmogų laimingą, prisipažinkim, ar mes tikrai labai visi džiaugiamės, kai mums ateina pasakyti, ką mes blogai padarėm. Tai yra reakcija, tai yra žmogiška, kad mums nepatinka gauti kritiką ir tai yra normalu ir nereikia apsimest, kad to nėra net ir darbinėje aplinkoje, žinoma, kad tai yra. Reikia gal geriau suprasti, kodėl grįžtamasis ryšys jums daro teigiamą įtaką tam, kad jūs būtumėt laimingi darbe. Ir viskas prasideda nuo labai paprastų momentų, kurie turi būti jūsų, sakykime, dėlionės detalės, kurios jums susideda galiausiai į prasmingą darbo vietą. Čia dar kitoj pusėje norėjau papaišyti asmeninį gyvenimą, nes ir tas veikia, bet šiandien tik tai apie darbą. Aš gal norėčiau labiau atkreipdėmėsi į apačią, kur parašiau vidinę kultūrą, labai ilgai galvojau, kaip reikia apibūdinti, ką turiu omeny. Iš tiesų, aš kalbu apie tą situaciją, kada tu jautiesi reikalinga savo komandai ne dėl to, kad tu gerai dirbi ar daug žinai dalykų, tu tiesiog jauties gerai, kad tu esi čia ir tavęs laukia už tai, koks tu esi, su netobulumais, su gerais dalykais. Ir tai yra vadinama psichologiniu saugumu. Aš jaučiuosi komforto zonoje, aš jaučiuosi priimtas toks, koks esu, aš galiu būti savimi. Ir visas šitos jungtys, jos sąveikauja su abipusiu grįžtamoju ryšiu. Kiekvienoje jungtyje jisai turi tekėti tiek iš darbdavio pozicijos per žmogiškuosius išteklius, per vadovą ar aukštesnį vadovą, bet to pačiu tas ir darbuotojas turi grįžtamąjį ryšį duoti atgal, tam, kad ta sąveika suveiktų teisingai. Paimsiu labai paprastą pavyzdį su darbo sąlygomis, kad tiesiog paprastai būtų irgi aišku įprasmint. Darbdavys turi proaktyviai kreiptis į savo darbuotoją ir klausti, ar iš tiesų tie įrankiai, kuriuos tu dabar turi darbe, tau yra naudingi, reikalingi ir efektyvūs. Gal yra įrankis, kurio nebereikia ir gal mums nebereikia tos licenzijos, o gal atvirkščiai, gal tavo kompiuteris jau yra pasenęs ir tu jau net pamiršai, kad pavargai laukti, kol užkraus kažkokią programą. Ir lygiai taip pat atvirkščiai, darbuotojas turi turėti skaidrų ir patogų kanalą pasakyti, man reikia naujo kompo. Ir tai neturėtų būti diskomfortas ar nepatogu ir turėtų būti grįžtamasis ryšys sulauktas atgal. Ir va būtent taip mes tada įgyvendinam kiekvieną iš šitų punktų. Ir mes rezultatą turime laimingą darbuotoją. Taigi, visa tai vyksta, kaip ir minėjau, per procesus. Ir matom šiaip kelis procesus. Aš norėčiau gal apsistoti ties vienu konkrečiu, nes man labai patiko diskusija su mano komanda apie tai. Tai yra code review. Tie, kas nėra iš IT pasaulio ir to nežino, aš trumpai paaiškinsiu, code review tai yra, kai yra paimama kodo dalis, padedama ant stalo ir visi atsiriboja emociškai nuo to, kas ką padarė, o visos komandos darbas yra laužyti, kritikuoti, braukti, perdaryti tam, kad rezultate būtų stiprus kodas. Ir mes kalbėjome su mano IT komanda ir aš sakau, žinot, man su jumis yra smagiausiai dirbti būtent dėl šito jūsų flowso. Man labai patinka, kad jūs darot code review, nes jūs jau dabar turit labai stiprius feedbacko įgūdžius. Ir tada aš gavau pasipriešinimą. Sako, bet Rūta, čia ne feedbackas, čia norma, čia higiena, čia kiekvieną dieną reikia tai daryti. Ir mes tada susėdom ir sakau, o kaip manai, kaip dažnai mes turėtume duoti grįžtamąjį ryšį?
Nu ir man vardina tos procesus, tenai kažkokius laiškelius, ten žinutės, dar kažkas, ne. Viena iš definicijų yra būtent, tai yra nuolatinis, greitas, vietoje suteiktas ryšys. Aha, bet sako, bet žiūrėk, čia ne apie žmogų, čia apie procesą, čia apie jo darbo rezultatą. Matot, grįžtamasis ryšys ir yra apie problemą, apie rezultatą, apie pasiekmes. Ir grįžtamasis ryšys niekada nėra apie žmogų, nes mes pasielgėme blogai ir mums reikia tai pataisyti. Tai nereiškia, kad tai mus apibrėžia kaip asmenybę, kaip žmogų. Mes nesam neatsakingi, mes pasielgiam neatsakingi. Ir čia ir yra tas skirtumas, kurį Code Review ir apibrėžia. Atsiriboja emocijas, kalbėjo apie darbą ir tik apie darbą. Ir tada mes visi sutikom, taip, IT komanda iš tiesų yra viena stipriausių Code Review. Bet matot, visi šitie procesai neveikia tada, kada jūs įgyvendinat feedbacką kaip progą, kaip dovaną. Jeigu jūsų darbuotojas ateina į metinį rezultatų peržiūrą, jis neturėtų jame išgirsti nieko naujo, nes viskas, kas buvo paminėta kiekvienoj kategorijai, turėjo būti suteikta tuo metu, kada tai įvyko, tam, kad darbuotojas turėtų progą išgirsti, suprasti, pasitaisyti. Todėl aš pataisiau šitą. Toks dalykas kaip proga neturėtų egzistuoti. Mes turime matyti feedbacką ne kaip kažkokį dalyką, kuriam tu turi investuoti baisiai daug laiko, ar bijoti pasakyti, ar tuo labiau bijoti klysti, nes pripažinkim, vis tiek suklysim. Tai yra visados vykstantis procesas, kurį mes ir mokomės per praktiką, per klaidas. Ir aš pasakysiu, kaip tai galima įgyvendinti labai paprastai. Taigi, labai komplikuota skaidrė. Kaip ir sakiau, paprastai. Bet kodėl aš norėjau ją pabrėžti, nes daug žmonių įsivaizduoja, kad grįžtamasis ryšys yra tik tai apie pokalbį, apie tai, ką tu pasakytam žmogui ir kaip tas žmogus priėmė ir kokius išsineštukus jūs po to turit po šito pasikalbėjimo. Realybėje yra tokia, kad mes nešam atsakomybę už daug daugiau. Tai yra pastebėti, išanalizuoti, komunikuoti. Bet aš ir šitą skaidrę nusprendžiau pataisyti. Ir kodėl taip yra? Tai pirmas dalykas, pastebėti jau yra sudėtingas dalykas. Jūs turit proaktyviai matyti, ką veikia jūsų kolegos. Ir aš noriu pasakyti šitą žodį kolegos labai aiškiai. Ne vadovai yra atsakingi duoti grįžtamą į ryšį. Jūs kiekvienas esate atsakingas už savo kolegos sėkmę, lygiai taip pat kaip ir jie atsakingi už jūsų rezultatą ir jūsų sėkmę. Todėl jūsų geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti su savo kolegai, tai yra matyti jį, matyti, kaip jam sekasi arba nesiseka ir padėti. Tai pirmas žingsnis pastebėti ir, kaip ir sakiau, galite analizuoti, bet realybėje jūs vis tiek galite būti klaidingas. O antram žingsnyje tai yra pamatyti tą, ar yra pasikartojantis momentas, ar ta klaida reguliariai kartojasi ir žmogus neišmoksta ir kodėl aš labai noriu šitą pabrėžti. Atsimenat, kai jūs padarėte tą mažą klaidą, kur iš karto padarėt ir iš karto už galvos susiėmėt ir galvojat, čia toks akivaizdus dalykas, tikrai galėjau išvengti. Ir ateina 5 kolegos jums pasakyti, o tu žinok, va ten klaidą padarėjai. Fainos dienos tokios man. Tai gal pradedam daugiau tikėti savo kolegomis, kad jie irgi yra nuovokus, irgi save kritikuoja, irgi galvoja apie savo darbo rezultatą ir galbūt jie ir patys pamato tokius dalykus ir daugiau kalbėti su jais apie tas vietas, kurių galbūt jie nepamatė laiku arba pakartojo problemą. Ir daugiau kreipti dėmesio į tas probleminės vietas, suteikiant erdvės duoti žmogui reflektuoti pačiam. Pasikalbėjus, iškomunikavus, ką reikėtų pakartoti arba nekartoti, kaip elgesi, aš išbraukiau visiškai veikimą. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad tas žmogus, kuris duoda feedbacką, jis yra atsakingas jį suteikti, bet jis visiškai neatsako už tai, ar žmogus vykdys tai, ką sulaukia kaip grįžtamą į ryšį. O gavėjas feedbacko, jisai yra įpareigotas priimti feedbacką. Tai yra labai svarbus skirtumas. Ir tu privalai išgirsti žmogų, kuris skyrė tau laiko pasikalbėti su tavimi. Priimti, bet nebūtinai sekti. Todėl, kad, primenu, mes esam žmonės, mes nebūtinai esam protingiausi kambarį, o dažnai taip ir nebūna. Ir viskas su tuo yra okei. Galbūt kolega, kur jūsų pamatė, kad jūsų grįžtamasis ryšys buvo netikslus, o galbūt buvo priimtas pilnai nesupratus situacijos, gale dienos mes juk jo batose negyvenom. Ir jis gali pasirinkti nesivadovauti šituo ryšiu. Tačiau, jeigu įvyksta situacija, kad jūs iškomunikavote problemą, iškomunikavote pasiekmes ir iškomunikavote, ko tikitės ateityje, kolega,
padėkojo už feedbacką ir galiausiai jo neįgyvendino. Jeigu pasikartojo tos pačios problemos ir pasiekmes, apie kurias kalbėjote trečiame žingsnyje, tai yra signalas, kad gavėjas pilnai prisijima atsakomybę, nes jis jau yra gavęs feedbacką. Ir va čia atsiranda kita atsakomybė davėjui, kur dažniausiai su kolegomis ir paslystam. Davėjas feedbacko taip pat turėtų dar kartą stebėti. Ir kodėl tai yra taip svarbu? Ir kodėl tai yra svarbu, kad tai daro kolegos, o ne vadovai? Todėl, kad tai ir parodo, kiek labai jūs galite išeiti iš komforto zonos tam, kad jūs padėtumėt savo kolegai. Nes čia yra nepatogus pokalbis, nes jis neprasideda su aš turiu tau feedbacko, jis prasideda su žiūrėk, mes jau kalbėjom. Ir tai gali labai nuskambėti neskaniai, nepatogiai, kartais net ir iškelti piktumą ir taip, tai yra nesmagu. Bet suprantat, ketinimas gaunasi, kad nulemia, kaip jūs tai iškomunikuosit, ką jūs norit iš tikrųjų pasakyti to. Nes jeigu jūs ateina teisti, bausti savo kolegos, taip, jūs tada pyksitės, bet jeigu kolega nuoširdžiai jaus, kad jūs skiriat laiko jam padėti, šitas pokalbis gali būti labai smagus ir jūs galite tiesiog rasti daugiau būtų, kaip padėti savo kolegai išaukti. Taigi, galima tai vadinti feedbacko ciklu, bet man atrodo, čia yra daugiau mokymosi ciklas. Nereikia dėti kažkokios etiketės ant to, kad tau tiesiog rūpi kolega. Svarbiausia, kad visą laiką kyla tęstinumas, nes kaip ir pradžioje, taip ir gale, tas žmogus yra tas pats jūsų komandoje ir jums turi rūpėti nuo pradžios iki pabaigos. Taigi, dabar mes praleisime likusias 10 minučių prezentacijos, kalbėdami apie visus modelius, kuriuos mes turime, kaip teikti feedbacką. Aš labai daug googlinau ir tikrai girdėsit negirdėtų dalykų. Tai pasakysiu gal labai paprastai, viskas, kas čia yra išvardinta, yra įrankis. Tai yra įrankis, kaip iškomunikuoti, ką jūs turite omeny. Ir jeigu jums to įrankio reikia, valio, naudokitės, pritaikykit, viskas yra gerai. Tačiau tik dėl to, kad jūs naudojate įrankį, tai nereiškia, kad jūs teisingai suteiksite grįžtamą į ryšį. Taigi, primenu, aš vedu mokymus apie šitos dalykus. Ką aš noriu pasakyti, kad viskas yra gerai ieškoti pagalbos, kaip jūs norite komunikuoti, ką turite pasakyti. Viskas yra su to ok. Bet turit suprasti, kad ne iš to kyla jūsų, ar jūs pasieksit tą ultimate rezultatą, ar žmogus jūs išgirdo ir ar jūs jam iš tikrųjų padėjot. Tai prisiminkit, kad įrankiai nėra tas finalinis atsakymas. O finalinis atsakymas guli visai kitur ir jeigu atvirai, čia yra mano pati mėgstamiausia skaidrė ir pats mėgstamiausias konceptas, kas nesat susipažinę, čia yra 5 Dysfunctions of a Team konceptas, kurį yra parašęs Patrikas Lencioni, vienareikšmiškai mano pats mėgstamiausias profesinis autorius. Tikrai nelabai noriu lysti giliai, bet aš gal noriu paaiškinti, kodėl piramidė yra labai svarbi. Kai mes esam darbo aplinkoje, labai dažnai girdim tokius, jis yra savanaudiškas, ar ne, jam nerūpi komanda ir komandos rezultatai, kaip matote, tai būtų inattention to results. Arba mes girdim, jam trūksta ownershipo, jisai padarė klaidą arba komanda nesusitvarkė ir jai trūksta ownershipo prisijimti, kas būtų avoidance of accountability. Realybė yra tokia, kad labai retai mes nueinam žemiau šitą piramidę, paklausti, o kodėl tas žmogus nenori prisimti atsakomybės. Mes geriau tada užklijuojam tam žmogui etiketę, ar ne? O čia yra jis neatsakingas. Realybė tokia, kad jis nėra neatsakingas. Aš manau, kad šiaip mes gyvenime nelabai net turim prabangos būti neatsakingais, nes kitaip mes čia visi būtume atvažiavę, nes mama pavežė. Taip nėra. Taip mes pasielgiam neatsakingai, reikia suformuluoti teisingai šitą. Ir kodėl mes pasielgiam neatsakingai, aš pradėsiu gal nuo pačios. Kai tu netiki, kad tavo kolega tau linki gero ir tu nemanai, kad jisai tau ateina padėti ir manai, kad kaip tik čia yra tikslas kaip tik konkuruoti ir nesiekti kartu nieko. Tai va tada ir atsiranda baimė konfliktuoti, nes aš nemanau, kad jisai man linki gero, aš manau, kad jis kels man tik tai problemas ir stengsis man pakenkti, tai aš nenorėsiu su juo ginčytis dėl nieko. Ko pasekoje bus priimti sprendimai, kur aš nedalyvavau, nes aš bijojau, aš pabuvau strese, aš pabijojau
dalyvauti sprendime. Aš juo netikiu, natūralu, nes aš jo, man jis nepatiko, bet nekvesinavau. To pasiekoje mes turim situaciją, kada neišvengiamai vyksta problemų. Ir čia netgi ir vyksta sėkmingose komandose. Būkim griežti, bet teisingi. Mes visą laiką klysim. Ir tai yra norma, nes negalime visko numatyti ir reikia sveikai priimti šitas klaidas, bet turbūt yra daug svarbiau, kaip mes sureaguosime į tas klaidas. Ar mes kaip komanda pasakysime, taip, aš nepadariau, tu nepadarei, mes nepadarėm, ar bus tas žmogus atsiskyręs, kuris atsiribos nuo viso šito ir sakys, bet aš juk sakiau, arba žinojau, taip ir maniau, ir tai niekam nepadeda. Ir to pasiekoje mes ir turim situaciją, kada skyla komandos interesas, nes yra dalis komandos, kuri kelia komandinį rezultatą, darbą ir yra orientuoti į kolegos sėkmę, tačiau kita dalis yra daugiau orientuoti į save ir tai, kas jiem yra naudinga. Ir to pasiekoje mes nebeturim komandos. Taigi, kaip supratot, grįžtamasis ryšys prasideda visai neties ta vieta, kur vyksta problemos. Jis eina daug žemiau. Ir tas klausimas, ar tu pasitikė savo kolegą, jis yra labai nepatogus. Bet jį galima užduoti, kai mes naudojame grįžtamąjį ryšį teisingai. Kaip matot, yra daug visokių atvejų, kaip feedbackas neturėtų būti naudojamas. Aš iš tikrųjų noriu gal adresuoti tą patį paskutinį, asmeniškai man jis yra pats nesmagiausias. Visi kiti, jie turi savo niuansų, jie yra agresyvūs, jie liūdina mus, jie išblaško arba kenkia, bet jie dažniausiai bent jau iškomunikuoja į tą pusę kažką, kad yra kažkur problema, kažką reikėtų keisti arba atvirkščiai bent jau supranti, kas buvo labai gerai, nes žmogus gal ventiliavos labai laimingas, kaip čia viskas yra gerai, bet neveiksnus, man atrodo, yra pats blogiausias feedbacko bruožas, kurį galima turėti. Todėl, kad jūs nežinot, ką veikti po to. Jeigu jūs kiekvieną dieną darbe girdėsit, šaunuolis, puikiai, susitvarkiai, jeigu jūs nežinot, apie ką tai yra, kažkuriam taške tas kolega, kuris jums sakė, tas šaunuolis, nustos tai sakyt. Gal išeis iš darbo, gal pakeis komandą, nesvarbu, bet dings. Ir tada jūs kelsit savo klausimą. Tai ką aš dabar darau ne taip, kad aš jau nebesu šaunuolis. Ir lygiai taip pat yra atvirkščiai, neveiksnumas, tas pasakymas blogai padarei. Jūs nežinot, kaip reaguoti ir kaip tą elgesį taisyti. Nežinojimas yra daug blogiau negu visos tos nevykusios komunikacinės klaidos, kurias mes tikrai visada patirsim. Neveiksnumo jūs turėtumėt bijoti daug labiau negu neteisingai iškomunikuoto feedbacko. Ir tiesa yra tokia, kad mes pakalbėjome apie nemažai metodų, bet aš noriu daugiau atkreipdėmėsi į priežastis ir paklausti tuos nepatogius klausimus, tai yra kodėl. Kodėl aš atėjau kolegai pasakyti šitą grįžtamąjį ryšį? Kodėl kolega atėjo pas mane pasisakyti, kas jam nepatiko ir buvo nepatogu? Ir tai jum atrakins visai kitokio tipo klausimą. Kad ir kaip aš myliu savo profesiją ir džiaugiuosi visais šiuolaikinėmis ir madomis, ir testais, ir operacijomis, kurios įgalina grįžtamojo ryšio centrifikavimą. Realybė yra tokia, kad jeigu aš daugiau dirbsiu ant proceso negu su žmogumi, aš pradėsiu kurti procesus, kurie netarnauja darbuotojui, o darbuotojas pradeda tarnauti procesui. Tai kol aš padarysiu tą datą analizę ir išvesiu metrikas ir statistikas, kai iš tikrųjų galbūt man reikėjo įsiklausyti į vieną arba du žmonės ir tie pokyčiai galėjo viską padaryti ir pakeisti. Kartais tai atneš daug daugiau naudos negu ta data, kurią aš pateiksiu per ketvirtinį susitikimą. Todėl aš noriu, kad suprastumėt, kad nors visa tai yra svarbu, procesai ir eigos ir duoti datą gale dienos, kad ir ką jūs įgyvendintumėt per savo platformas ar iniciatyvas, dar joks darbuotojas niekada nėra pasakęs, kad jo burnautą išgydė vaisių krepšelis. Taigi šiandien aš noriu jums labai nuoširdžiai padėkoti, tai ačiū už tą feedbacką ir rimtai, tikrai. Nu, klausyk, ir nepamiršai tos frazės, apie kurią mes kalbėjome. Nepamiršau. Aš kažkaip sėdėjau ir manifestavau. Aš gal asmeninį tokio komentarą, tai turbūt buvo šiandien pirmas pranešimas, kurį aš galėjau ramiai sėdėdamas pasižiūrėti, nes jau kaip ir pabaiga, bet tuo pačiu tiesiog sėdėjau ir su kolegėmis taip sėdėjom ir galvojom, kad
Kaip yra nerealu turėti tokį personalo vadovą, kuris yra antiek yra ir gylio, ir šviesos tokios, nes to labai reikia, nes žmogiškiai ištekliai nėra tik tai pokalbiai ir nėra tik tai popieriukai, tai yra labai spektras dalykų. Tai tiesiog labai asmeninis toks dalykas. Ar turime auditorijų klausimų? Nu čia dabar. Yra? Kilo ranka? Ne, nematau. Ne, ten ražys tik tai. Ten garsistai irgi sako, kad pagaliau pabaiga. Yra, labai gerai. Žiūrėkit, visada priekis valdo. Taip. Bent vieną, nes truputėlį irgi atstovauti publikai. Kaip manai, ar tai įmanoma didelėse organizacijose, kur žmonių yra šimtai, jeigu mes turim mažas vidutinės organizacijas, tu gali prieiti prie kiekvieno žmogaus, tu jį matai iš arti, tu jį jauti, kaip yra su tais dideliais žaidėjais. Jeigu atvirai tikėjusi šitą klausimą, labai ačiū. Kontekstoje aš pati esu irgi iš didesnės organizacijos praeitose įmonėse. Realybė yra, kad viskas yra įmanoma, jeigu darbas vyksta ne tik per žmogiškuosius išteklius ir ta atsakomybė nėra dedama ant funkcijos, nesvarbu, galim tai vadinti vadovai, kai dar mažesnės būna komandos. Tai turėtų būti atsakomybė ne vadovui, tai turėtų būti atsakomybė kiekvienam darbuotojui. Man atrodo, tai yra daug sudėtingiau įgyvendinti didelėse organizacijose, jeigu anksčiau tai nebuvo prioritetas. Ir tada reikia labai stipriai dirbti su vadovais, kad jie tai keltų kaip labai aukštą prioritetą, kad kiekvienas komandos narys yra atsakingas už grįžtamąjį ryšį. Tai taip, tai yra tikrai daug sudėtingiau, bet du dalykai. Tai vienas - edukacija per vadovus, kad jie turi šitą vėliavą nešti pirmi. O antras dalykas tai yra įgalinti, suteikti įrankius, kurie gali tarnauti šitai misijai. Kaip palengvinti tą kiekvieną ataką, apie kurį rodžiau pirmose skaidrėse, kaip palengvinti tuos kanalus, kad jie efektyviai vaikščiotų ir reikėtų kuo mažiau didelio įsitraukimo, kad jie įvyktų greitai ir efektyviai. Tai ta autonomija suteikta ir savarankiškumas, jinai dažniau duos pozityvų negu rezultatą, net jeigu ir per klaidas. Gal kartais atsirado dar koks klausimas? Va, gerai, paskutinis klausimas. Sveiki, ačiū labai už jūsų pranešimą. Norėjau paklausti, kokiai komandai jūs asmeniškai vadovaujat? Kokio dydžio komandai? Labai geras klausimas. Tai kadangi mes esam labai mažiukai, 54 žmonės, tai mano komanda žmogiškųjų išteklių jau pagaliau yra 3 nuostabios merginos. Ačiū labai. Ir tada norėjau paklausti, kaip jūs, sakykime, kokiais būdais randat motyvuoties, kai matot, kad tos motyvacijos truputį trūksta kažkokiam projektam ar panašiai, ar tiesiog pačiam darbui. Ar turit kažką tais? Taip, iš tikrųjų labai geras klausimas. Ir čia gal atsakymas susijęs ne tik su dabartinė komanda, tai iš karto duosiu gal konteksto. Ir praeitį teko susidurti su komandos nariais, kurie... Gal pasakysiu, turbūt baisiausia, kokia buvo situacija, tai kai turėjau 2 komandos narės, kurios pirmą dieną man prisijungus kaip vadovai, tiesiog tiesiai šviesiai pasakė, kad nenori dirbti savo tiesioginio darbo, o jos tik tam ir nusamdytos. Tai čia buvo mano toks startinis value. Realybė yra tokia, kad tu turi kalbėti su žmogumi ir truputėlį tu turi susitaikyti su situacija, kad šitas pokalbis gali nebūtinai baigtis taip, kaip nori. Ir tas pokalbis turi būti labai atviras ir pažeidžiamas. Bet jis eina daugiau per tai, kad tu turi sukurti pažeidžiamą tą erdvę, kad žmogus galėtų atvirai dalintis, kas jiems skauda. Nes jeigu šito momento neįvyks, paprasčiausiai nesutvarkysi to, kas skaudina motivaciją. Tai tas pažeidžiamumas pačioj pradžioje yra pirmas žingsnis, o antras žingsnis yra išgirsti tą poreikį ir kalbėtis, kaip tai galima įgyvendinti. Būdų yra milijonas iš tikrųjų. Beje, pasakysiu, kaip ta situacija baigėsi. Vieną merginą po 3 mėnesių labai sėkmingai išlydėjau su rekomendacijom į kitą įmonę, nes jinai iš tikrųjų nenorėjo likti, o kita mergina po metų perėmė mano poziciją. Tai tikrai yra įmanoma tą žmogų atrakinti, bet tu turi girdėti, tu turi pirmą išgirsti tą žmogų ir tada galvoti, ar tas žmogus atitinka verslo poreikį. Jeigu tai yra tik tai verslo poreikis, kuris yra kraunamas ant darbuotojo galvos, kažkuriam taške tas dialogui nevykstant neišvažiuoja. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai ką, paskutinis pranešimas, aš įteiksiu dovanėlę. Ačiū.
O Sarūta ir jos komanda dar turite galimybę pasimatyti Expo zonoje. Tai ačiū. Ir, na ką, tai techmugė dar nepasibaigė, tiesiog baigėsi pranešimai. Tai galite dar tikrai keliauti į Expo zoną, susitikti ir susipažinti su galbūt būsimais kolegomis. Tai ir nebijokite nepažįstamam žmogui pasakyti labas, nes visi mūsų gyvenime pažįstami žmonės kažkada buvo dėja nepažįstami. Tai geros likusios dienos ir iki kitos 10 techmugės. Ačiū Jums.